Kofeinas tavo draugas ar priešas? Žiūrėk iki pabaigos ir sužinosi atsakymą. Visų pirma, pradėkim nuo to, kad kofeinas yra tiesiog natūralus pesticidas, randamas pačiame kavamedyje. Jis padeda augalui apsisaugoti nuo kenkėjų ir ligų. Ir įdomus faktas, kad robustoje kofeino yra dvigubai daugiau negu arabikoje ir tai priklauso nuo to, jog robusta auga žemiau ir jai reikia didesnės apsaugos nuo kenkėjų ir ligų, o arabika auga aukštai ir netgi labai aukštai augančioje arabikoje kofeino gali būti dar mažiau. Bet svarbiausias momentas. Ar kofeinas kenkia sveikatai? Norėčiau pasakyti taip, kad kenkia tiek pat, kiek siaubo filmas, 1 kilogramas saldainių ar 1000 kilometrų važiavimo dviračiu be sustojimo. Čia svarbiausias saikas, juk jeigu jaučiam, kad mums siaubo žanro filmai netinka arba žinom, kad mūsų fizinis pasirengimas nėra toks geras ir negalim nuvažiuoti vienu metu 1000 kilometrų, taip ir nedarom. Arba lyginant su maistu, jeigu jaučiam, kad pilvas pilnas, nebekemšam dar vieno kepsnio. Taigi, svarbus saikas, kaip jau ir minėjau. O pats kofeinas moksliškai įrodyta, jog pagerina darbingumą, gerina nuotaiką, prevenciškai padeda nuo Alzheimerio, Parkinsono ligų, taip pat kai kurių kepenų ligų. Tačiau, jeigu turite didelį kraujo spaudimą, jeigu laukiatės, jeigu turite miego sutrikimų arba jūs kankina nerimo atakos, kofeino reikėtų vengti arba jį labai riboti. Taigi, auksinė taisyklė - saikas, nes svarbiausia jausti, kas tinka jūsų organizmai, kiek tinka, kiek jūs toleruojat, viskas, kas su saiku, tas yra sveika.